susirenka žmonės, kurie turi daug bendro. Ne tik, kad jie mėgsta mokymus, bet asmenybėse kažką turi bendro. Tu sudarai kitiems terpę kažką atrasti ir kartu sudarydamas terpę kitiems atrandi ir pats save. Apskritai augimas kartu, o ne kaip individui, o kaip kartu komandai augimas yra labai smagus procesas. Labai smagu stebėti, kaip tu augi ir stebi, kaip kiti kartu su tavim auga. Tai labai įdomu ir niekad nežinai, kur nueisi. Tu net nesinori galvoti, kad išeini iš mokymų komandos ir daugiau nebevesi tų mokymų, kad net nebesusitiksi su tai žmonėm. Atrodo, kad visą laiką ir liks ta komanda. Širdį liks. Turbūt komandos jausmo, kad esi ne vienas tame kūrybiniam procese. Žmonių. Man tai tos akimirkos smagiausios buvimo kartu ir tas juokas, kuris mus vienyje, turbūt tie atsiradę juokai bendri, šposai visi, dainos. Turbūt galėjimo reikšti save ir tokio visiškai beribio kūrybiškumo, kur tu gali tiesiog sugalvoti bet kokią temą, kokia tau įdomi ir jie vesti mokymus. Tai tokia beribė saviraiška. Kai kam nors kokia nors idėja gimsta ir tos kūrybiškumas sprogsta ir tada kuriant kartu. Turbūt smagiausia yra, kai po inkubacinio to periodo atsiranda, kaip Ieva sako, tas toks idėjų proveržis, tai tas jausmas, kai kiekvienas gali papildyti tavo esamą ar dar net nesugalvotą idėją ir kai tos idėjos jų susijungia į vieną, tai būna labai smagu. Ir ta atmosfera, kai gali klysti ir sakyti nesąmones ir iš to pasijuokti arba kad gali kažką ne taip padaryti per tos mokymus, suklysti, būdamas kartu su kitu, bet negalvoja apie tai, kad kažką blogo padaryti, nežinau, toks palaikymas labai iš komandos narių. Kad tos pačius mokymus gali kelis kartus ves, bet jie kiekvieną kartą vis skirtingi, kitokie ir dalyviai vis iškelia naujas kažkokias problemas ir kitą kartą pagalvoju, kad aš jiem vedu mokymus, bet daugiau turbūt pats išmokstu, negu kad jie išmoksta. Savanorystės tikriausiai, to, kad tu krauniesi emocijom, ne kažkokiais materialiniais dalykais, o pačia patirtim, žmonėmis, mokymų sudarimu, naujų žaidimų ieškojimų, jų išbandymų, savotiškų susikirtimų ir vėl ėjimų į priekį. Man tai yra labiausiai įstrigęs turbūt momentas, kai mes prieš pat stovyklos pradžią, kaip stovėjom kambarį ir grojom su gitara ir visi ten šokom ir darėm masažą viens kitam. Toks buvo komandinis nusiraminimas visų bendrai, tai man labai įstrigė dabar šoko iš atminties. Norėčiau palinkėti nebijoti, tas vienas nebijoti mėginti ir patikėti, kad sukaupta patirtis per mokymų komandą ją nuėjus yra labai labai vertinga, didelė ir palieka labai didžiulį įspūdį atminty. Kažkodėl pirma mintis kylant į galvą, tai yra toks eilėraštukas, kurį rašydavo mokykloje į atminimus sąsiuvinius, kad gyvenimas mažytis, nėra čia ko varžytis. Tai nepabandęs nesužinosi. Nesužinosi, kokių iššūkių gali būti, kokius tu gali įveikti. Jeigu tu tik tai nori eiti į mokymų komandą, jeigu turi labai didelį norą, tai yra turbūt viskas, ko reikia, nes visą kitą tu gali išmokti. Ir svarbiausia, turėti viduje tą užsidegimą ir norą peržengti per savo baimės, jas įveikti. Ir o visą kitą turėsi komandą, kuri tau padės. Ir būti geras žmogus. Tu būk geras žmogus. Ieškom gerų žmonių.